Sveiki sugrįžę 2TV kanalo ir podcast'o Talk Show žiūrovai. Mes tęsiam mūsų pokalbį su Natu. Įdomi buvo ta pirma dalis, antroji daly nežinia, kur mūsų temos nuneš. Nauja daina bus ar ne? Taip, jo, padarėm, atnaujinom dainą 1:25 minutės su Vilium iš Skempu. Ir realiai jinai jau buvo gal prieš metus praktiškai paruošta, tik aš niekaip negalėjau susirasti savo Polininko, jo, kas galėtų atlikti tą versiją. Ir vieną prašiau, ir kito prašiau. Tai tas negali, tas užsiėmęs, taip, ir žodžiu, ir kažkada stačiau ir garsą, ir šviesas sceną, ir atėjo Vilius, ir pasirodo, jis ten buvo vienas organizatorių to renginio. Ir aš tada kažkaip grįžau namo ir galvoju, blemba, kodėl ne Vilius tada? Aš buvau visiškai pamiršęs apie Vilių. Ir tada aš jam parašiau, sakau, ar tau įdomu. Tai taip, mes net danguje esam šitam dainavę bendrą dainą su Skempais. Ta Fishy. Okay. Tai žodžiu, jis pasakė, kad jo, įdomu, tai nieko nelaukiant, susitariau su prodiuseriu datą, laiką ir viskas, nusivežiau šį Kauną ir rašėm. Geras. Ir tada, kai jau atsiuntė tą jau demo versiją, aš paklausiu ir galvoju, nu va, pagaliau jinai yra pilna daina, o ne tik priedainis, principė. Visą laiką buvo tik priedainis, atrodo, visa daina. O dabar jau pagaliau jinai įgavo tokį jau kūną ir jau beveik baigiam filmuoti ir klipą, kuris šį gruodžio mėnesį, tai sakau, labai laukiu šitos premjeros. Aš vis laik labai kontroversiškai žiūrėdavau kaip klausytojas, kaip vartotojas muzikos, žinai, į dainų perdarimus, pavyzdžiui. Nes man, nežinau, kokią ten foje paimti, Mamontovas yra daug perdarė, žinai, kur atrodo, tu išmok, žinai, tau patinka ta versija, kuri atsirado ir paskui, pavyzdžiui, keičia. Tau yra tai buvę, kur tu galvoji, blem, originalas geresnis, ar ne? Vis tiek. Nu taip, tai sako, jeigu nepadarai geriau už originalą, tada gal ir neverta. Jo, kai aš kaip tik, kaip sakau, išgirdau ir man taip net ir šurpuliukai nuėjo, žinai, tai aš, kadangi tai yra, nemeluokim, mano vizitinė kortelė yra 1:25 minutės, tai man labai svarbi daina. Ir bilė kaip aš nenorėjau padaryti. Dėl to, sakau, labai bet kokio reperio aš nenorėjau. Dėl to man užtruko, nes tas negalėjo, sakau, kaip tas užsiėmęs ir aš tada nenorėjau duoti bilekam, kad tik tai greičiau išleis, kad va jau bus. Taip. Tai va ir tada išgirdau, kaip viskas susidėliojo, ten studijai jau girdėjosi, kad viskas mesgasi į tą pusę. Bet būtent reperio ieško, ar ne? Jo, nes tai reikėjo repuoti. Vienu momentu jau buvau praradęs viltį, kad galvojau, blemba, gal pačiam repuoti. Oho. Tada įsirašiau repą, pats sukūriau žodžius ir supratau, gal ne reperis aš. Okay. Tai va, bet ir Vilius žodžius kūrė ar tavo sukūrė? Ne, Vilius, pas reperius taip yra, kad jie, žino, kažkaip svetimų žodžių nerepuoja. O ne? Jo, pas tuos rimtus reperius, jo, jie patys kūrė žodžius. Jo. Nes, tai jų feelingas, žinai. Taip, jie ten savo būna, ten akcentėliai susidėlioja. O tu labai priekabus esi, tarkim, ar ilgai jūs ten glūdinot, nes, žinai, vis tiek, jeigu tai yra viena svarbiausių tavo dainų, žinai, ar nebuvo taip, kad ten jau 5. versija siunčias, kai, bet dar ne, dar ne. Man pradžioje nepatiko, aš buvau, taip klausiau ir ta melodija buvo tokia, atrodė kažkaip gal keistai skamba, kažkaip gal aš netaip tikėjausi, bet kai užsipildė mano balsas, tada Viliaus repas, tada dar biški tokių padarėm old schoolinių balsiukų. Tai ir daina tokia jau pasidarė, grinai tokia old schoolas, žinai. Yes. Tai man tada labai patiko ir sakau, aš net pats klausau, žinai, kartą per dieną. Bet gal ne kiekvieną dieną kartą per dieną, bet tikrai. Pasimėgau. Ir man dar kas buvo labai geras rodiklis, kad aš dukrai paleidau vieną kartą veždamas į darželį ir jinai tada visą laiką prašė, paleisk iš naujo. Wow. O jei 4 metai, tai supranti, kad tikrai nemeluos. Jo. Nes buvo pasirinkimas ar Kokomelio, žinai, ar tėčio daina. Tai... Wheels and the bus goes round and round. Fazė šitą jo praeina. Geras. Yra dar kažkas, kam tu nori, kad paklausytų ir kieno žodis tau svarbus, pavyzdžiui, įvertinti?
Ar tu savo nuomonę turi, arba dukros 4 metais? Ką žinau, yra faktas, bet, ir stengiasi ir kad save, kaip aš esu labai įkalbamas žmogus. Tad man gali dažnai primesti savo nuomonę, nebūtinai, kad aš jos paklausysiu, bet yra nemaža tikimybė, kad ir taip atsitiks, kad aš pagalvosiu, gal gerai. Va, bet šitą dalyką aš iš savęs jau pradėjau išgyvendinti Danijoje gyvendamas, kad, aš turiu turėti savo nuomonę, jau geriau bus blogai taip, kaip aš sugalvojau, negu paskui galvoti, kad, žinai, ne viską padariau. Tai sakau, tai dabar yra taip, kaip jau aš noriu, tai dėl to labai džiaugiuosi ir jeigu bus blogai, tai būsiu kaltas aš. Tai jeigu paeis šitas variantas, tada Natas eina per kelis namus, ten į kairę ir dešinę ir sako, Jonai, dabar reikia remikso. Nes iš Lietų leidžiasi saulė, tai labai gerai suskambėjo naujai. Tai, Jono dėka. Man ten yra dvi pusės šitos dainos. Yra tie, kurie sako, kad žiauriai gerai atrodo, žiauriai gerai skamba ir jaučiu tie žmonės, kurie yra maždaug mano metų, tai galvoja, kad, ką aš žinau, ir tada gerai skambėtų. Man nėra labai didelio kažkokio, kad šitas buvo kažkoks, žinai, toks, o čia bum, kai davė, tai ir nunešė, žinai. Man abidvijos, aš pats būdamas didžėjų, aš ją grojau bilekiek kartų ir visą laiką būdavo, jeigu niekas nešoka, šitą uždėdį, mes vadinam kozirnas dainas. Tai va, ir viskas. Tas pats, kas Bon Jovi It's My Life, 1:1. Jo. Bailė Morena, sakau, į tą liniją įeina dainų. Tai tu nori, nenori. O čia faktas, kad atnaujino, žinai, patys skambėsi, darėmio repas, ten visą kitą. Taip, bet tai nėra kažkokia revoliucija dainos, žinai, ir prieš tai buvo gera. Tai dėl to ir sakau, kad kai darai remixą, turi padaryti jį geriau nei buvo. Arba bent jau tam pačiam lygiai, arba geriau negu buvo. O jiem pavyko, tai viskas tvarkosi to remixu. Ir šiaip dabar labai daug kažkaip aš pastebėjau. Labai atgimsta visos senos dainos. Kaip seni rūbai dabar visi į trasą eina. Taip. Dabar pasižiūrėjom, buvo tetos 70-metis. Tai ten žiūrėjom tos nuotraukas, viską. Tais laikais jie rengėsi, kaip dabar visi rengėsi. Taip, tai dabar pažiūrėk kaip paauglius, visi su Lenarais vaikšto. Jo, visi oversize. Aš irgi jau beveik paauglį auginu, tai žinai labai įdomu iš šono stebėti, žinai, nes būna irgi ten pazėzė, kad čia tėti, aš ten jau, žinai, čia Nizarą norėčiau ar kažkur kažką, tai žinai, būna kartais jau ten sukandidantis, nuvežė ir žiūri, žinai, kas čia vyksta, būna smagu paleisti, žinai, eina ten renkas, ir to, labai labai miela, žinai, nes aš tokių patirčių neturėjau, žinai, čia žiūri vaiką, žinai. Bet kas nepasikeitė, tai tų paauglių mergaičių, žinai, tas pilvo rodimas. Ai, niekad nerodydavo, žinai. Pilvas yra vis dar. Bet aš ne. Ir mano dukra irgi, o šiandien čia sublembas smiltė, nėra vasara laukia. Jo, bet... Aš sustriukė viską. Jo. Nes man šito nebūdavo. Aš atsimenu, aš tikrai visą laiką turėdavau dailų pilvą moksleivę būdama, bet aš kadangi buvau aukščiausia klasėje, man atrodo, kad aš šiaip didelė ir, visos ten, žinai, visai kūdos, o aš jau buvau ta tokia, normalaus ūgio mergina. Jo, tipo. Ir aš atsimenu, aš nuo 12 metų turėjau bambų auskarą, nes čia buvo mano mamos ir dėrybos muzikos mokyklos baigimo progas. Aš jeigu gerai baigsiu muzikos mokyklą, man bambų. Metų baigimo mokyklą? Muzikos. Paprasta muzikos mokykla. Ir man pradūrė tą bambą ir, tipo, vaikščiok, starodik, niekada gyvenime nesu išėjęs su plika bamba. Niekur. Okay. Matai, tokia biški. Uždaresnė. Matyt, paprastesnė. Jo. Geras. O klipas, kai įdomu, kas ten per idėją, tavo buvo, ar čia vėl idėja kratinys? Pirmą klipą, kur čia prieš metus dariausi, tai dainai laimėjom. Tai darėm aš, mano švogeris ir Lukas. Škauskas, jo, 3. Ir tai buvo 3 valandų klipas, grinai. Nuvarėme mišką, greit kažką šnai. Tada kiekvieną kartą bežiūrėdami iš jo juokdavomės. Čia gerai. Tenai į miškų ir lipsinkinai. O dabar mes nusprendėm, kad galbūt verta režisieriaus pagalbos paprašyti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Balys Latėnas sutiko su mumis dirbti. Tai jam pačiam labai įdomu. Ir sakė, jam irgi šitą dainą buvo labai miela. Jis klausėsi jos po to ant repeato, ne mašinai.
Nežinau, bet daug dievė. Tai va, tai dabar ir sakau, dabar jau nufilmavom ir jau atsiuntė mums tą demo versiją ir paskui Balys skambina ir sako, žinai, aš pasižiūrėjau, reikia dar filmuoti, reikia dar informacijos. Tai va, tai ir klipas dėl, šiaip principė turėjo, galima sakyti, net ant dienų išeit, bet nusprendėm biškį dar pavėlinti, reikia dar pafilmuoti. Dar, sakau, labai faina, kad ne vienas aš jaučiu, kad šitą dainą, žinai, tu jau, nes jau antrą kartą aš to remikso nebedarysiu, žinai. Tai kad ir jis jaučia tam tikrą svorį, žinai. Taip. Kiek man tai kainuoja, žinai, visko. Pradėjau kaip koks amerikonas, žinai. Fainai. O taip, tai čia gaunasi, kad vis tiek turbūt laukia filmavot, gražų labai rudenį turėjom, ten saulė, šiluma. Buvo labai šilta vakare. Nu, o tai ką jūs dabar filmavot? Tai šitą lapkričio aš norėjau visą šitą. Dar nefilmavo, dar laukia, kol sugrįžtų. Ai, dar laukia. Dar laukiam, kol bus... Bobų vasaras. Ne, tai filmavom ir pas mane namuose, ir filmavom ir lofte. Ačiū labai Viktorui Dievarai, kad mus įsileido. Tai va, ir... Kur čia dar filmavom? Ir centre. Kaip čia Vilius sutarė su... Nu, man reikia. Kaip čia sutarė? Aš kažką paprašiau Viliaus paklausti, jis kažkaip paklausė. Ir atėjo. Ir paskui atėjau ir sakau, ačiū. Ne, bet labai fainai. Ir sukabino šviesas, viską. Aišku, tuo pačiu jie ruošiasi atėjančiam koncertam, bet... leido pasinaudoti, aš kadangi mokėjau tas šviesas valdyti, tai pats ir susiprogramavau. Gerai. Tai va, tai toks. Žodžiu, ne baltarankis šiaip esi. Oi ne. Man iš vis labai patinka, dėl to aš sakau dabar net mąstau, kad man reikia susirasti kažkokį tokį darbelį. Amatuką tokia, ne? Jo, nes kaip darbo dienom mūsų specialybės žmonės nebaisiai daug turi darbo. Tai va, tai dėl to, man reikia kažkokį tokį susirasti, nes, man nesisėdi. O ten ar dainuoti, ar kaip renginį vesti, tai... Savaitgalį. Tai taip, o tas 5 dienas, tai ką aš laisvas, tai va. Tai sakau, noriu pasibandyti gal kažką ar televizijoje, ar kažką su video, su foto, kažką tokio, sakau. Dar taip pilnai tų ribų neapsibrėžiau, bet... Kryptis. Aš tai visiškai suprantu tave, aš labai noriu, vidum jaučiu, aš labai norėčiau kokį ekskavatorininko teisę, žinai, kažkokį keltuvo, tokio, kur žinai... Bet jau kardinaliai. Bet jo, kad būtų visiškai toli nuo tų visų, žinai, švieselių ir mirksiukų. Tai būtų tiesiog norėtų, žinai, nueini, griovį iškasi, žinai, gražiai ten yra landšaftą palygini ir tada filmuotis varai, tada vėl grįžti. Žinai, va tokia man kažkodėl tokia norėtų. Kasininkų visada ieško parduotuvės. Nežinau, sako, Lidlas jau 3 metai iš eilės pirmauja. Pirmauja darbuotojas, jo darbdavys geriausias, jo. Tai ne, kasininkui dar nepasiryžau, bet vat kažkas tokio, kur yra, žinai... Dainuojantis kasininkai, mėsytė, ir dar mėsytė, žinai. Vieną mačiau čia vienoje parduotuvėje, žodžiu, kasininkė sėdėjo ir vienas toks, ir visą laiką tų rajoninių, kur jau tie prie tos žemesnės kartelės. Tai ten acentų gal blogai davė gražą ar kažką, kai pradėjo varyti ant jos, ten jėzum, ten visais keiksmažodžiais, kuriuos aš žinau ir kurių nežinau dar. Visais iškolė, išėjo ir dar pasiūlė veidą jai. Aš galvojau, wow. Taip, kasininkas dažniausiai yra jo tas kalčiausias dėl visko. Negalima, jeigu po to savaitgalį renginys, tai į veidą negalit gauti. Nebent tik už to plasmasinio ekrano, žinai, sėdėtum. Vieną kartą apšvietinėjau vieną renginį bokso ir žiūriu tas Nerijus, tasgi bankininkas. Boksuojas ir galvoju, blemba, kaip jis nebijo boksuotis. Ir paskui žiūriu, kad išėjo su šalmu, kurie praktiškai visą veidą dengia, žinai. Ten gali daužyti nedaužęs.
O šiaip tai įdomu, dar galvoju, kad žmonės suprastų apšvietimas, kaip jis pas tavę atsirado, nes, žinai, kas nežino, atrodo, žinai, žiūri. Bet aš dabar, aš jau seniai, pavyzdžiui, kai žiūriu su žmona, ten dabar Sopranus labai pradėjom žiūrėti, nes nebuvau matęs. Ir aš jai vis užmetu, kad sakau, žiūrėk, ten sužiūrėk, sakau, ten taip neturėtų būti, ten taip, žinai. Tu matai, kaip turėtų būti. Kaip pas tavę apšvietimas atsirado, kas čia per amatas, kaip jisai? Čia... Studijavai, ar čia netyčia gavosi? Ne, aš... Reikėjo namie lemputę įsukti. Ne, draugas sako, žinai, va, čia, nu, jisai turi tą, kaip sakyti, apšvietimo įmonę. Scenos įrangos firmą ir, žodžiu, jisai ir sceną stato, ir garsą, ir šviesas turi, bet jisai neturėjo apšvietėjo. Jis sako, gal tu nori, sako, pasibandyti. Ir man pradžioje buvo, atrodo, tamsus miškas, įsijungė programą, kaip čia padaryti, kad ta galva apsisuktų, kad šviestų, paskui pradėtų mirksėti, galvoju, čia kiek reikalų. Nu, bet va, praėjo metai, jau gerokai viskas aišku. Tai savamokslis visiškai? Jo. Okay. Aš buvau pasiėmęs šitų akademinių valandų su keliais suprantančiais apie tai. Aha. Tai ten tokių dalykų paaiškinu, kur aš nesuprantu ir kur YouTube'ai neradau. Aha. O principė viskas per YouTube, jo. Ok. Ja. Sakau, buvau taip netikėtai ir savo draugelį Baumilą apšvietinėjau. Oho. Koncertui ir klipui, nes irgi. Ne, koncertui. Aš labiau koncertams. Aha. Aš nei filmams, nei laidoms, šito nespecializuoju. Bet įdomu būtų. Bet įjungti šviesą galiu, jo. Įjungti ir išjungti. Kažką galiu priversti judėti lempą. Tai gražiai apšvietai Vaida ar iš draugystės pašikai? Yra tas apšvietėjo toks darbas, kaip tu... Svarbu neužmygti prie spoto. Principė, tu vienas pergyveni, kaip tos lempos švies, žinai. Taip. Kai tu esi tenais tam visoje liaudėje, žinai, kai visi šoka, visi dainuoja, visi daro faktas, kad būna viena kita nealkoholinį išgeria, žinai, ir jiem pabalalaikė, žinai, tos šviesas. Nu, bet žinai, jeigu pasirodymas prasideda. Žiūri priedainį, tada mirksi, čia viskas, čia tas keičiasi, taip keičiasi, tai visas, žinai, buvo... Gerai, praėjo visiems pabarabalų. Ne, nu, bet žinai, jeigu pasirodymas prasideda, kur ten stovi Vaidas, žinai, turi vienas spotas būti ir jis ten nueina, spotas lieka ir tu, ei. Ne, tai su spotais, tai jau, žinai, čia jau būna per jau tuos didžiuosius koncertus, žinai, kai čia būna firmų vakarėliai, čia... Čia šitie. Svarbu, kad mirksėtų tada taip. Čia kaip mūsų vienoje valstybiniai pagrindiniai televizijai ir pas mane per filmavimą yra užmingęs operatorius. Prie ragų stovėjo. Labai juokinga buvo. Tiesioginis eteris. Kas yra ragai, paaiškink žmonėms? Ragai yra toks daiktas, kuris yra pritaisytas prie kameros, už kurių laikosi operatorius ir daro va taip. Ir kai jis užmiega ir pasvyra visų svorių, kamera nueina žiūrėti viršų. Ir tik tai jis girdžia kaip režisierė į raciją. Atgal. Bet sakė vardą tikriausiai. Nu, tai taip. Jo vardas yra... Nu, ten dažniausiai šiaip 5 kamera, žinai, būna. Tai jau, kas 5? Aš 5. Tai jo, turėjom tokį atvejį. Tai svarbu, kad, žinai. Jo, tai sakau, kažkaip taip atėjo tas apšvietimas. Apšvita. Čia, kai sako, tarp šitų apšvietėjų, tas juokutis toks yra, iš kur atsirado apšvietėjai, tipo, iš lempos. Geras. Dukrai šitas bairis patiks. Tėvelio juokelis. Bet tėvelio juokelį yra labai natūrali fazė. Pavyzdžiui, man tai yra nesuprantama, kodėl yra labai lengva šaipytis iš to, bet aš, pavyzdžiui, paskui vaikus turiu, mano jau, sakau, jau 11 metai. Natūraliai ateina laikas, kai tu su to vaiku nori kiek galima daugiau bendrauti ir tam, kad jis tave suprastų ir tau ten klėgėtų iš viso širdies, tu pradedi sakyti, kas jam yra juokinga. Ir tau tai tampa tokia kasdienybė, kad tau ten, žinai, išieškoti jo, kaip pasidaro, tai per sudėtinga. Per daug čia galvoti reikia, žinai, arba per daug tu ten konstruoji, kad būtų efektas, žinai. O čia, vat, jo, apšvietėjai iš lempos, čia yra puiku. Čia visada bus juokinga, žinai. Čia nėra madų, kada jau čia bus nebe juokinga. Geras tas. Tai, jo. Aš irgi pats
paskui save pasigauni, kokias tu nesąmonės vaikų išneki, kad tik tai jį prajuokint. Taip. Oi, aš tuoj tavo šikulį suvalgysiu. Jo. Mes turėjom šūdų dainelę dar irgi taip, kad vaikai kakotų, nes, pavyzdžiui, buvo labai jums nejauku ant klūziko sėdėti, žinai, nuo paduko. Nu ir aš tai galvoju, čia kakučio dainelė yra, sakau, jūs nežinojot? Ne. Ir tada ten dainavau kakučio dainelę, nes aš dabar net idėja, kad dainos buvo... Nes man dabar aktualu, padainuok. Aš neatsiminsiu, kaip yra, bet idėja yra tokia, kad tu iškomunikuoti bandai žinutę tokią vaikui. Visi kakučiai, jie nori pakliūti į klozetą, kad per vamzdį nuplaukę į kakučių susirinkimo vietą, jie galėtų būti visi kartu. Ir sakau, jeigu jisai nepakliūs ten... Man kažkur girdėta, bet apie kitą istoriją, kur ten tipo žmonės nori patekti į dangų. Ai, tai čia, jo, panašumo yra, jo, žinai, čia... Jeigu esi geras kakutis, tai pateksi su visais. Jeigu esi blogas, gali likti ant unitazo visą. Jo, tai, jo, bet žinai, tai vis laikio tu ir randi, bet jo buvo kakučio dainelė. Vis jo, kažkokių tokių susitikimų. Ne, dabar šiaip labai paprasta viskas yra namie, kadangi yra tas etapas išlipimo iš sauskelnių, tai pas mus yra, ar tu darysi ant mažo, ant paduko, ar tu darysi kaip didelis ant didelio unitazo. Ir aš didelė, jis sako, ne aš, o tu. Jis ant savęs sako, tu didelis. Ir kai jau padaro, sako, valio! Ir bėga su, dar nespėjai užmauti nieko, jau bėga džiaugtis su kitais ir kitiem turi sakyti, valio! Taip. Nes jeigu tu nesidžiaugi, tai kam aš šitą atklauziką dariau, žinai, tai jo, tai taip. Viso šeimos nuotykis yra taip. Mano dukra dar atsidaro duris tūliko, užlipa pati ant tūliko, ne, jau 4, ir neužsidaro durų, nes tuo metu filmuką dar rodo, žinai, per teliką. Gerai strategiškai telikas pakabintas. Aš tai esu taip, netyčia man gavosi, bet aš dar galvoju, mano vaikai dar šitą atras. Pas mane pirmam aukšte, kur yra, reiškia, ten salionas virtuvė, jie dar nematys. Bet esmė, kad kai sėdė ant klūziko, yra kriauklė ir veidrodis, ir kai duris pradarai ten tam tikrų būdų, per veidrodį gali teliką žiūrėti, žinai, ir jie dar nežino, kad realiai nereikia pauzuoti filmuko, kai žiūri penktadienį, tiesiog nueini, pradarai duris ir mes ant sofos nematom tavęs, o tu žiūri teliką, žinai. Tai čia dalykai, apie kuriuos reikėtų kiekvienam statiniam namą pagalvoti. Aš visąlaik svajojau apie televizorių virtuviai. Pas mano tėvus yra kiekvienam kambarį telikas. Taip, tie amerikoniški filmai patikdavo, nes stovi tas senobinis apvalus kažkoks televizorius, ten šeimininkė, ir dažniausiai būna, oi, nelaimė dabar pasaulyje. Blogos žinios per tą teliką. Tai vienu metu, čia kai tie buvo euro remontai prasidėję, prieš čia kad... Bet kad dabar labai paprasta, studijos. Arba daro tos ant sienos įmontuojama, tai mažiuko. O dabargi yra, kai virtuvė sujungta, dažniausiai pas visus su salionu, tai jau salionė būna telikas ir tu jau matai gamindamas. Taip, bet, pavyzdžiui, pas mane, va čia yra ta plytelė, žinai, o ten salionė telikai pakabintas, tai gaunasi tą vientisą šitą ir tam tada, kad tada gamini. Jo, nepatogu, nepatogu. Dar gerai, kai ekranas nepraranda to ryškumo, žinai, bet yra televizoriai, kurie praranda, žinai, nuo kampo. Taip. Tai ten iš vis dar blogiau, žinai. Taip. Bet dabar nieko nepasidarai, pasiėmė tą iPadą pasistatyti. Jo. Darai, ką reikia. Nes kažkaip atrodo, kad be kažko papildomo garso, žinai, atrodo, nieko negali pasidaryti. Aš šiaip, pažiūrėjau, pas mane telikas dažniausiai dirba 24 valandas per parą, kaip aš žvengiu. Tiesiog aš nemėgstu būti tyloj namie, tai arba muzika groja, arba tiesiog eina kažkas randam. Tu čia žiūri šitą nesąmonę, o ką rodo? Ai, nežiūriu. Aš tai, kai žiūriu, esu krepšinio fanatas, tai man, skau, aš visus podcastus, visus, kurie yra apie krepšinį, visus prasiklausau, tai man virtų irgi, jeigu aš darau kažką, tai visą laiką varo. Bet kaip suprantu, gamini ir daug. Ne. Ne? Tai ką tu ten tai virtuviai darai? Kaip taip sutampa, kai žmona dirba iš namų, jinai principė visą laiką iš namų dirba, tai ir aš ryte būnu. Pasirūpinti. Nereikia kažkaip, tai aš ar virtuvę sutvarkau, ar dar kažką nesišyta, žinai, tai būna suneštinis balaganas. Visi dingsta, o visas šitas lieka. Tai kol tas vyksta, aš jo tada būtinai. Sakai, Kešo fanatas esi, bet gaila nerepuoji, galėtum Selo dainą Kešo fanatas perdaryti savaip, žinai, būtų irgi va. O tai aš kaip nerepuoju, tai visi repavo tada tą dainą? Nu taip. Šiaip jo, iš esmės. Aš net tos dainos nežinau. Nes kitu va čia, kai... Geriausias klubas Vilniaus statyba. Jo, tai čia pati pradžia Selo. Ten buvo dainos, kur Mamontovas rašė tekstus, šitas Marijonas. Čia plius minus tie laikai kaip ir kontrolinis šūvis. Jo. Būtent šitos dainos kažkaip nežinau. Gal ir žinau. Aš čia stovi, tu čia stovi mes visi kartu. Jo. Gerai.
Taip, ten buvo tikrai. Ir labai įdomu, kad jis šalinasi, Egis šitų kažkaip. Niekur neišgirsi šitų, žinai, jis tipo šitas etapas net nebuvo, žinai. Čia kaip paauglysės nuotraukos. Nu, bet YouTube yra, man atrodo. Yra, galima rasti, jo, galima rasti. Visas albumas nemokamai. Arba gali padaryti, kad būtų nemokamai. Nu tai ką, tai mes tau labai linkime sėkmės tavo naujame restarte. Sugrįžtuvių vakarėlio lauksim. Labai pergyvenu. Sako, žinai, kuo labiau tikėsis, tuo labiau nusivylimas bus stipresnis, žinai. Taip. Tai aš stengiuosi, proto ribosiu. Tai ir šiaip, jeigu kažkas vyks ne pagal planą, nesustoti. Faktas, kad aš nestočiau, nebus taip, žinai, kad aš jau čia viską sudedu. Kad ta lempa nebūtų iš lempos, žinai. All in padarai ant raudonų ir tipo 0 iškrenta. Ne, čia tiesiog aš labai norėjau to, aš labai laukiau to. Aš visą laiką kaip Danijoje dirbau, tai man tas buvo tas sėdi tam traktoriukai, žinai, kur ten tas paletės kilnoja ir važiuoju ir galvoju, aš tik prieš 10 000 žmonių dainavau, dabar sėdžiu šitam per surrealizmas. Va, ir visą laiką tos mintis, žinai, grįždavo. Visą laiką man to trūko. Aš sakau, ir to dėmesio, ir to dainavimo, ir tų pačių renginių, bet kažkaip tuo metu darai tą, ką turi daryti. Žinai. Ir dabar aš nesakau, kad tipo, jeigu kažkas blogai pasisuks, dar kažką, faktas, jeigu reikės, aš vėl grįšiu ten, žinai, tada ir visą darysiu, bet dabar aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu daryti tai, kas man patinka, žinai, nes grįžti iš Danijos ir dirbti tam pačiam sandėlį vėl, tai būtų, ta prasme, kam tada grįžti? Nes kaip ir žmonės sako, čia vienam interviu sakė, tai sako, tai kaip, sako, aš labai džiaugiuosi, kad jisai vėl grįžo prie to, ką mėgsta, nes matosi, kad ir žmogus pasikeitė. Tai va, o jeigu jūs norite išgirsti NATO dainą, tai likite su DUTV, nes manau, kad tikrai klipą mes suksime ne vieną kartą. Mėgstam klipus, tikrai mes čia mėgstam, tai jo. Dar jeigu duosiu, aš jums myliu. Žiūrėkite NATO dainos. Tai šita linksma gaida yra atsisveikinta. Jeigu gražiai paprašysit. Ne, mes už dyką mėgstam viską. Tada parduosiu už dyką. Gerai. Tai ačiū Jums labai, kad žiūrėjote. Su mumis buvo Natas ir sėkmės tau. Ačiū. Ačiū Jums, ačiū, kad pasikvietėt. Iki.